Vaikelė audžia juos tik žiemų. Jau ką baigęs laukuose visi darbai. Tada jau mes metam pirmiausia ant sienų, apmetam, ką vadinamės. Tada supinam tokių kacų ir tada statom stovus. Sudedam stovai būna išnešoti, kur kluonam ar kur ant tvarto, nesvarbu, kur, kad jau eiti nepūti ir nepelait. Ir šitas jau jis atvažiuoja su pragėrum, o aš šaudžiau tada. Ką žiūrau, tas jau bernas, kur šitas, kur su manim nauržė, tai aš per langų, šonus ir ką per kūną atsišokau, per strikalius. Koks pūdnikas buvau, dėki mane vėliai nešojau ir vaikelį pasmarstydum, paskavojau nuo to berno. Seniau žmonės labai viskam tikėjo, dar būdavo tu atsisėstai ir nepersižagnau, tai turus kaktom šaukštas, atsisėdai už stalo prieš valgį, turi persižagnaut, pavalgiai vėl persižagnaut. Arba vakare eidamas gulti, nepamėgyk, nesukalbėk pauterį. Ir linus, ir šitas kanapes ėjau, iš kanapių vėl tik, ką vadinau, kanapinis kokį saudėjau. Pas mus anau šalim buvo visą užuganą tų kanapių. Aš dariau, ką man atrodo. Kad ir kažkaitaus, kad jį nemokėjau. Tik vienom Kalinauskojų, kur radau, tai ir tai kavojau, kad neragėt niekas. O tai kol? Kad nepreus daugiau kas, breus turės, o aš tik viena turės, o aš taip nedariau. Man kaimynka sesuo buvo, paskui apsižaninau sesuoj, tai būdavo ateina, pas mus buvo tokie žmogelis, jis buvo išvežtas Vokietijom, ką buvo plenamėjimiai, ką vadinau. Ir paskui jau parajau iš to plenau. Tai tada jis tokis buvo labai čiudnas, būdavo ateina, tai jam parūkyti, būdavo tos tabako, tai jis būdavo man lantų pakiloja. Tai mes abudu giedam, jau jam gražai giedojau čiudniai, tai jis man labai lantų pakilojo. Tai aš jam dar ir valgį duodu, dar kitur ausirindėdu. Pradžion pasakykit, kokis jūs vardas ir pavardė. Marija Maziukienė. O kokia mergaucinė? Kašitaitė. O tai jūs iš kur atekėjot? Aš atekėjau iš tų mažukių kašaitų, kur už Marcikaunių. 5 kilometrai už Marcikaunių. O atekėjot kokiam kaiman? Daržalių. Daržalių. Daržalių kaiman. Tai jūs dar rodėt man pirmai šitiek savo visokių divonų, tai jūs man dar pasakykit, kada jūs juos audėt? Vaikelė audžia juos tik žiemų. Jau ką baigęs laukuose visi darbai. Kam nieko nėra, nei grybai, nieko, jau ant lauko nieko nėra. Tada jau mes metam pirmiausia ant sienų, apmetam, ką vadinamės. Tada supinam tokių kacų ir tada statom stovus. Sudedam stovai būna išnešoti, kur kluonam ar kur ant tvarto, nesvarbu, kur, kad jau eiti nepūti ir nepelait. Tada jau mes apriecam dviesą, ar dar ir trysą, yra kam tai ir trysą. Tai viena būna pas Velanų, o kita būna už stovų. Ir tada perveri 2 balanas, kad būtų, supranti, tokios gautų svariniai, jie įsivaikščiaut gerai jau. Ir už stovų rankom jau, kad būtų toč. Už stovų vėl lyginė, kad gautus labai lygiai. Tada apriečia, ant stovų apriečia. Tada jau pirmiausia suveri nyčysą. Tada jau veri skietan. Ir jau kaip skietan suveri, jau tada, reiškia, tada jau viskas gatava, pakojas jau suveri, jau už nycų užkabinė. Ir tada kokius tu ją 4 nycas, tai jau veri ant 4 nycų. O jei šituos parinktus, tai ant 2 nycų. Bet tada reikia 3 valanų. Vienu ranke raštus, savo priekim prie skietų, o jau tada perverėti vienu lankelą, o dar kitu veri už nycų didulai jau. Ir tada jau apriečia, jau kaba priesta būna. Ir tada jau pradėdžiaut raštus, padarai planų,
paskarit savo viršum paliai. O pirma gigi nebuvo dar elektros, tai dargi su lempu. Tai lempu būna sunku, žinai, vis tiek dar jaunas, akis šviesa. Ir padarai, jau veri kiek jau būna ir ant 120 tų raikščių. Nu, kokis raštas. O jei jau mažesnis, tai jau gali būti ir ant 10. Nu ir tada vėl grįžti, vienu paveri, o kitų jau pusėj divono jau išmėtai tuos rakščius ir audi. Reikia 2 šaudiklių. Jau, o kava, kur aš rodžiau tos ant tokį kelių, tai ki pirštais rankė, supranti, jau ne tom valanom, ale pirštais Puosnavu. Pautuos. O kada daugiausia audėt, ar prieš veseilių, ar po veseilios? Vaikeli, aš mergu viską audiau. Visą mergu ir taip ir Viską išaudėt? mergu aš audiau, aš čia tik vatakus įsiaudiau. O tai kol? Tai aš dar kažkaitose būdavau priaudiau daržaliam, audiau gyvūnus. O kiek metų audėt? Oi, vaikeli. Aš tau ką pradėjau, gal baigiau 7, 8 varinom. Tada tautų paėmė kalėjimą ir būtau mokinus ir būtau pasiekus mokslus, gal būtau Vilnium buvus, gal būtau ar kur savo nebuvus, bet aš irgi gabi buvau šustra. O tai nuo kelių metų pradėjo taust? Nu ir pradėjau aust. Tai nuo 8-7 Ir jau klasės? pradėjau 8 baigiau, jau šitas tautų paėmė kalėjimą ir jau vaikeli sėdėjau ir jau man, nu žinai, rūpėjau, kas tai va tas, tai va jauda tuos jau moterų šaudė pas mus, 4-nytės, 8-nytės, pradėjau žiūrėti ir paskui šitos parinkės pasirodė. Tai aš nusipirkau tų tarybinį moterį, būna visokių raštelių, tokių visokių. Ir aš dariau planus. Pasidarau vienu, paskui iš galvos, visus kraštus aš jau iš galvos, va šitiep turi būti. Nu ir pasidarau planus ir tada ranku iš tų planų. Ir ant to vėlano, kiek jau būna gyvūnų, tai būna tų gyvūnų, neklaus, kiek tai būna tų gyvūnų. Nu tai pats vis tiek, tai jūs dar sakot, kad jau tuos raštus ir pats kiek tai pasidarydavot. O tai ką jau pats dadėdavot nuo savy, tai ar su kitom audėjom tik užnekėdavot, ar jau darydavot taip, kaip jums atrodo? Ne, vaikeli, aš dariau, ką man atrodo, ką man nešaju. Kad ir kažkaitaus, kad jį nemokėjau. Tik vienom Kalinauskoje, kur radau, tai kavojau, kad neragėt niekas. O tai kol? Nu, kad nepreus daugiau kas, breus turės, o aš va tik viena turės, o aš taip nedariau. Man kaiminka sesuo jau buvo, paskui apsižaninau sesuoj, tai būdavo ateina, tai pas mus buvo tokie žmogelis, jis buvo išvežtas Vokietijom, ką buvo plenamėjimiai, ką vadinau. Nu ir paskui jau parajau iš to plenau. Tai tada jis tokis buvo labai čiudnas, būdavo ateina, tai jam parūkyti, būdavo tos tabako, tai jis būdavo man lantų pakiloja. Tai mes abudu giedam, jau jam gražai giedojau čiudniai, tai jis man labai lantų pakilojo. Tai aš jam dar ir valgy duodu, dar kitur ausirindėdu. Tai, o paskui su kaiminku, tokia Paulė buvo, tai jį man vis lantų kilojo. Nu tai va, kap augo, tai vaikelė, kad teisingi. Pakiloja kelis raus ir jau jai nenori. Nu tai jau parinksius, tai vis tiek jau vienam tai sunku. Ne, vaikeli viena nieko nepadaituotų, tik šokinėsi, tai eik paverk, reikia viena lanta, kita lanta, reikia siūlas pavertgi. Ant paginaus jau pakeli paskutinį lantų, tai tada vėlė siūlų. Nu ir vėl tai jau vienai nedarbas, ne, tai jau reikia, dar jau 2 tai būtinai reikia jau. Nu, ale tai va vis tiek dar baigėt tai tas 8 klases. O kaip susmislot, kad jums reikia austi? Ar reikėjo tų abrūsų, kokių divonukam? Ar jums buvo savo įdomu paimėti? Nu tai kapgi vaikeli, pirmagi nieko nebuvo pirkt, tu pirksi. Niekogi nebuvo pirkt, kad ir užairiškai. Tai priaudži mokė, nu tai va dar šitas, kur giminės visą apaudiau. Sasarai priaudžiau, paskui sasaras mošai. Iš randamonių kelių moterų matai naprašau, iš pvočių potokis gyvenau girindikas.
Tam toje tai moteriškė jau vėl priaus, kad atneša siūlus jau atau, supranti. Jau asnama, tai aš ant savo asnavausiau. Nu, bet visi kiek tai ir sumokėdavo už Ne, tai- audimųgi nedovaną. Ką tu vaikeli, tai kasgi tu ausi dovanai. Jau kaiminga, kaip kaimingai, tai tai neėmiau. Ar tai seseras moša, tai jie tai buvo pas mane ir abidvi audėm. Į man lantas kilojau, aš stovų sėdėjau, nu. O čia, žinai, pas mus, kad ir kažkaitos Kalinausko, tai tu, tas ana, kur aš tau rodžiau, kur tokiais pirstais, nu. Tai ir tai, aš pažiūrėjau, nuvėjau jau nepatenkysi, bet aš ir įsižiūrėjau, mištuvat, šitep. Tai aš turėjau visokių siūlų, nu, visokių spalvų. Tai tada mes, nu, palauk, ir aš, ir ty gerai, ty reikia nu, tik vienos lantos, Nu. bet į tuos darai pirštais, va, per siūlus, va, tas pervėras, tuos raštus padarai per pervėras, tai vieną pasidarai plenelį ir darai. Nu tai gerai, nu tai dar sakykim, nu tai va, pavyzdžiui, kokie keturnyciniai, šešianyciniai, tai planais nesmainydavot jau su kitom audėjom, kažitose taigi buvo, kadais ir daugiau kas audė. Buvo, vaikeli Kalinausko audė, paskui Avelais mergos buvo audė, ale tai kaip tai pasmainysiu, čia būna plenelės pasidarai ir apsiriečia ir namo audžia, ant keturnytų, tai tai nereikia nieko, čia reikia 2 šaukdiklių, apratsto šito juodo reikia ir reikia geltono. Nu, ale vis tiek tai reikia arba apdivono, reikia turėti arba planelį, kad jau Tai susvertai. plenelės, nu tai kaip iš plenelių. Pleneliai buvo. O tai duodavot plenelį vieną kitai, ar jau Paskui duodi, jau kaiminkai su katros, mes va su Pauliuke, kaiminkam vadinam, į žūrų. Aha. Tai mes su juoj daugiausia jau draugavom, jį būdavo tai, vaiką susmisinu, tai juokas paėmė. Žinau, gali sakas pertraukt. Aha. Žinau, atėjo rozų Pauliukiai pas mus, o tada buvo partizanai ir ruskiai, nu, ir aš važinėjau Leningradam ir nupirkau, pirmagi buvo kelnės kokiausgi drobinės ir kybokio šaračkaitės saus ir vėl apdažau kvaitinai ir viršum nešojo, kokiusgi pirma buvo apsirangimas. Nu ir aš jau nupirkau to Milalio, ir jam pasiuvė Vilinsko raišalis, tokis buvo Juoza Vilins, ir jam pasiuvė galipė kelnės tautai. Nu ir jau nedėlė buvo, kokie net laidai galais buvo, gal skopli ir narkas. Nu ir jau apsiuvėm tom kelnėm, jai kam jau faina, gražu, ir nuvėjai arkliau, pažiūrėjai ant viganų, nu jau kam pievas nušienauna jau, tai tada jau gyvulius palaida jau laisvai, tik eina pažiūrėti, kurie apsiverta. Paskėlė jau vis rytį nuvėjai, jau abėda mūsų gatava, kad bėga Pauliukiai pas mus, tauta parai, ir partizanai sustiko ir jam liepė nusiautas kelnes ir novė tas kelnes. Ir jis jau paraina tik tai su tom baltom kokiom kelnėm, kokiom tokiom šaračkaitėm, apacinėm kelnėm. Nu ir jis kiščiauko galvų per šūsvarum, o jis jį užgirdo Pauliukės balsum. Šit kiščiauko, tai kas dar senai, kad tauta, tai kur tavo kelnės? Paraidė ketai, matai, kad atsimeni kokį dalykų iš anksto, matai, mes buvom vaikai buvom, bet tai partizanai, žinai, pirma partizanai, buvo tų partizanų, buvo visokių buvo. Bandiūgų, kokie, jie iš aisigrabavo žmonių ir šaudyt. Nu tai vaikai juokelis, kaip dar varagio tautų nebaštikų, ir varagio, kad įsilindo su tom, ir tai man buvo Pauliukiai labai įgarda juokiai, su Pauliukiam vai, vaikų, tai kurgi tu kelnes padėjai. Žinai, kad tai vaikelį kokių. Nu būna, pastaiko viso gyvenimą. Paraina be kelnių, tai partizanai jam susitiko ir liepė nusiaut nurkūtų. Nu tai te pirmusi neduot. Ne, tai kur čia. O tai pravda, kad pradėjo taus, o tai iš kur jūs stovus ėmėt? Vis tiek taigi reikia turėti. Stovai buvo padaryti jau. O tai gal mamos, ar dar kokios gal bobos? Tai mamos, gal kur iš Paulių atsivežė. Žinai, ar gal čia padarė. Nu jau aš, žinai, kad aš jau tai buvo gatavi stovui. Ir labai buvo gerai padaryti, labai buvo vėlanas didelis. Bet kituros būna tokių vėlanų, kad negali daug apmest, supranti, kokias 4 sienėlas auty, tai gal mes 12 sienų sulandzinom ant tų vėlanų. O tai po kiek daugiausia sienų mesdavot?
Nu tai vaikeli, kiek tai planuoju, nu, reiškia, man reikia tiek, dar tai reikia tam, ir jai turi siūlų, jai turi kuo apmest. Aš būdavau, kad Leningradą važinėjau, tai aš labai prispirkau siūlų, tai buvo siūlų. O tai net iš Leningrado Iš Leningrado aš vežiau siūlus visus apmest. Nu. Labai buvo geri siūlai, tai aš iki ir prisvežiau. Aš vienus metus 9 rozus važinėjau Leningradam su grybais, dzovytais. Tai mes turėjom, žinai, 120 kilogramų sausų grybų. Sausų, ar įsivaizduoja? O tai dar už tuos grybus pardavėt ir siūlus pirkot? Viskų reikia, vaikelis, tai parsivežė iš Leningrado. Siūlų prisperkė, taigi tu neklaus. Pirmas siūlas, kad jų nebuvo. Paskui jau Kaunam pradėjau, kad jau paginų, tai ir Kaunam jau būdavo, kad kas kur nusperka, bet reikėjo turėti pažintį. O iš kuriai govėti iš Kaunam, tai katrai kur. Bet aš siūlus vežiau mes iš Leningrado. O tai kokios daugiausia pirkdavo, tai jau mecimu? Tai mecimu daugiausia buvo tokie balsi siūlai ant špulių tokių. Paskui ant matkų buvo vėl, ant tokių matkų, tai išvėjai ir jau tokie buvo. Babinos tokios? Nu, tokios, medziniai padaryti. Ai, kaip raketukai tokie? Nu, raketai, vaikeli, aš pamirštu, ką vadinas. Raketai tokie didžiuliai, tai raketas keli buvo, tai tu ant tos išvėjai pastatai ir tada apmetsėgi. O tai jau nasnavai pirkdavo, to, ką ataus reikėdavo, tai ataus reikėdavo, tai savo siūlais, visgi laikėm, priverpė tų siūlų apdažą jauti, o dažų tai aš jau nežinau, kur ėmė. Bet tai dažus irgi pirkdavo, to su žolėm, tai kokiom žievėm nedažėt? Dažė, kūtai, bet aš jau dar pamirštus, ąžuolo žievėsą. Ąžuolo žievėsą kūtai dažė, kad būt jau čia kokius raštas prastus, ąžuolo žievėsą. O linus auginot, verpėt lininius siūlus ar jau ne? Tai kapgi vaikeli ir linus, ir šitas kanapes ėjau, iš kanapių vėlti, ką vadinau kanapinis kokį saudėjau, tai gal, jau viskogi neatsimys ir aš dar irgi vaikas buvau, bet kanapes, pas mus anau šalim buvo visą užuogana tų kanapių. Suverpė tas kanapesgi, jis padauna pirtin, tadum stovais išminagi ir tadum jau šitas verpėgi. Suverpė ir siūla ir audza vaikeliai. Bet jūs jau pats audėt su kanapėm ar jau neaudėt? Ne, su kanapėm dar vaikeliai aš neaudėjau. Su linai. Audė būdavo, audzagi maišusgi viską savo vaikelį ir maišus ir visokius, ir ant padlago, kur viskas, vaikai pirma viską savo buvo, nieko pirktų, ku tu nupirkai. Nieko, jau paskui, kad bužai ruskiai, tai irgi nieko dar nebuvo, bet paskui jau paginų buvo jau sakėjau, nusipirkt, gali sakyti. O kur daugiausia audėt, ar tik kokius divonus, ar abrūsus, ar drobės? Abrūsus, tai vaikeli audėm, tik tai lininius audė savo šluostyčius, o jau kaip mes mergaus, tai audėm šitos abrūsus kaip žaninį, tai reikėjo visi broliai dovanot, svotai broliai, ir aš, manau, visi parinktai buvo abrūsai ir visus išdovanojau per vežę, kad atvažiavau, tai tos svečiailios, tai jų giminė plati, tai viešpatė, buvo 2 svotai, o tų brolių, tai tik, man pirštų nesuskaičiuotai, kiek jų buvo. O gal atsimenat, kur pirmiausia pradėjo taus, va kaip užsisėdot už stovų? Kuo aš pirmiausia vaikelė pradėjom drobį, kur viena šaudyklai, supranti? Pirmiausia drobį audėm, ogi drobį vaikelėgi išaudžiagi drobį, taigi nešikas vakaras grūdom mirkini, pamerkė ir ištaisai ant dirvonų, tai pagrūdžinti tiesiog ir grūdagi teka per palei mūsų pirkiųgi grūda, tada vėl ryti vėl, kad išjūsta vėl, eini vakarį su vilgai ir vėl, kad įsibalyt, kad būt balta toj drobė. O tai tep ilgai reikėdavo? Tai ilgai vaikeli, kad dėka bešaudžia žiemų, tai dėka kiba per vasarą. Į tau drobį balina, tai gal jau paskui gal supūsta, tai kamgi, manau, dar va prautų rašo, tai kamgi, kokį tau išbalės jau toj tau žolai, ar aš žinau, būna baltesnė daug.
Taigi vaikeli tas drobės, taigi iš tų drobių viskas buvo ir paklotės apatiniais ir viskas. O divonai, taigi vaikai pirmagi nebuvo kaldrų. Divonai visi austi, vėl kokį nebuvo, kad mes buvom vaikai dar. Paskui jau atsirado, jau radau. Tai vėl išaudžia, tai vėl, tepgi gyveno. Nu, bet vis tiek dar, kad sakot, užsiklojimą, tai tik kokį divonų išaudžia ir paskui vis tiek, kokių, kai koldrelai padaro, tai ko prikiša? Nu, tai vaikeliau, kap paduškas tokias, taigi laikė vištas, vakarais suveinam talkas daro, tas plūksnas suplėšo, prikiša paduškas, ababa ir šitam ir susivėjus drobės susiva ir tepilat į kokiais kupkeliu ar kuo, ir vėliau siuva gražai, ir vėl ir būna koldros, nu tepgi vaikeli buvo. Pirmagi viskas savogi, nieko nebuvogi pirkti. O pravda, jūs tada kelių metų apsiženinot? O, vaikeliai, aš apsiženinau 30. Oi, nu tai jau, tai iki šitas raudė. Buvo šitas, sarmata ir sakys. Tai ko? Kokia gėtys sarmata? Vaikeli, tai vienas ben, paskui atvažiuoja jau tokius, jau tėvai mane vis keikia, tu kolerą pražylsi ir kam tu būsi reikalinga. Tai kad vaikeli, durna tokis protas, tokis aš turėjau Dominyką Andraugaitį tokiu aldonu, ir jį buvo žanautas už Matuizų. Ir jo brolis buvo. Ir šitas jau jis atvažiuoja su pragėrum, o aš šaudžiau tadum. Ką žiūrau, tas jau bernas, kur su manim nori, tai aš per langų in šonus ir ką per kūnas iššokau, per strikalius, koks pūdnikas buvau, dėkį mane velniai nešojau ir vaikelį pasmarstytum, paskavojau nuo to berno. Antaryt pareinu, ar tu eik iš namų, ar tu kokius tu skaitai, kas tu tokia yra, durnė, tu mane jau tėvai, mane šventinau navet gerai, kur žmonės, tai tau nereikalingi. O aš pradėjau jau draugauti su Stasiu, lentpėm dirbom, o jis turėjo motociklų. Tai jau mandras bernas buvo kaip su motociklu? Nu tai, kaip tu galvoji, būni ant šaukių, būna margioniais ant šaukių, parveža mane namo, vėl, o pirma vaikelėgi neinsivesi berno pirkiom. Bagi sarmata, kau tu čia vedojai, tai parveža su motociklu, mane Marcikonysą vėl parveža, o tai jau sasuoji, dar jam žanytis nesaka. Sasuo yra jau jam, o ir mano protas buvo. O tai sesuo vyresnė buvo? Sesuo jau vyresnė, jo sesuo. Ir viena žanota, o kita dar nežanota. Dar ne jo eilė. Nežanota, tik kaip tu parveši dar. Ogi mes vaikelį darbinikai labai mūsų šeima buvo. Ir mes turėjom daug pinigų. Ir tėvai statykis, Gizabesta buvo kooperatiniai namai druskininkose. Už mūsų pinigus pasistatė, du žmonės pinigus ateina pasiskolino, kokį paskolinom žmonėm. Dar gyva, Kalinausko birutė pasistatė. Ir Marija, statykis kooperatinį. Statysos aš žmonės juoksis, sakys Marijai, statos kooperatinį namų, kad apsižanit greitsam. Ne, aš nesistatysiu tų kooperatinių namų. Tai ragi kokis prautas buvo. Ir va jau apsižanino jau Marytė, ir tada jau mes sustačiau, mes lentpėm dirbom. Ir ko tai, kasgi jis ta buvo, jau čia nežinia kokis bernas. Taigi būdavo, kaip ant šaukti, tai ragi kokis prautas. Jis nedidelis, tai aš atkapojau visų apsotus, kad nebūtau didesnė vustačiui. Tai ragi kokis prautas buvo, čia pravda. Tai va tysiau, jėda tysiau, tai ką man, iš to tėva, kur čia tik pažiūrau, kad šeitose turėjau bernų draugavau, ne po mano madą, jie gatava. Ir tysiau, kol... Susradot jau tokio, kokio reikėjo? Pagal savo, kokio aš norėjau, tokį aš gavau. Jūs kaip apsiženino, tai dar audėt kiek ar ne? Vaikeliai jau šiską patajot ant darželius. Čia takus įsiaudėva, tik takus įsiaudėva šituos, daugiau nieko aš neaudėjau. O tai jau nebuvo noro, ar kol baigė tai vaikeliai, aš tau pasakysiu, jau buvo visai kitokis talkas, jau buvo kitokių darbų visokių, miškai man rūpėjau, lepeškavau, grybavau, čia vežėm Vilnium lepeškas, tasgi labai gerai uždirbom. Būdavo, tik spėjai prisirinkti, nuvežai Vilnių, pardavai ir parsivežė glaibi pinigų.
Dar su tėvais gyvenom, Rozu gal kokius, aš nežinau, kelis metus. Rozu su tėvais išgyvenom. Tai būdavo priperko, tu sako, visų Vilnių parvežai tenai, būdavo gyva. Ir neklaus, dar būdavo, jau Sigitas buvo mažukas ir mami važiuos ir aš, nu ir jį nusvežau. Ir pardavinėjame slepeškas, o jau visi šitas pinigus jau turi rankomis, jau dedat, jau ne savo, reiškia, tai kokia moteriškė ruskelai navet. Sako, žinai, nepratinkit, neduokit vaikam pinigų, bajai sako, kad pripras. Tadum sako, labai reikalaus ir sako, žinai, sako, blogai gali būti moteriškai, žinai, mes nava pinigų turės, tai jis negerai darys. Tai aš jai aiškinu, sakau, ne, jis atduos man pinigus, sakau, pas mane bus pinigai. Nu tai va, vaikeli, mes jau kaptata jau, tai vaikeli jau man nerūpėjo dzimai, man rūpėjo va miškai. O tai iš kur stovus gavot, savo atsivežėt, ar buvo palikta? Ne, Samarytės buvo, bet jį paėmė. Tai va kaiminką turėjau. Va kaiminką turėjau stovus. Pas jų navet ir audėmt. Aš čia padariau raštus ir viską padariau plenelį, va kur mano takai tom pirkiom. Nu tai padariau plenelį aš ir jį įsiaudė, ir jį pakilojau lantų, o jau aš šitas jau audė stovų. O pats siūlus dažėt į kokius šilkus, kaip seniau buvo mada, kad jau šilkus labai dažydavo namo? Dažėm, vaikeliu, Kaunam buvo dažų. Parvežinėjau, va tokius iš darželių žmogus gyveno, tai jis kur, žinai, goviai. Tai čia tokius žmogus, Kriselais Vaclas vadinau, tai jis spekuliavo. Jis spekuliavo tai siūlais Kauno ir spekuliavo tais dažais, tai būdavo jau parveža tų dažų, nusperkam, jau apdažom ir taigi pirmą vaikelį ir Vilnasgi dažė. O neatsimenat, ar brangiai būdavo siūlai, ką atveždavo, jau kaip spekuliuodavo? Nu tai vaikelį tai daug brangiau. Daug brangiau, tai argi, kadgi tą vaikelį dar tu pirksi, kur važiuosi už kelių viską ir parduosi už tų patų kainų. Neparduosi, tai ta kalbos nėra. Nu, dar vis tiek, pavyzdžiui, saudėt į kokį divonų ar tį paklodę ir klojėjat, jei išsipurvina labai, jis ten sidaro, ar plaudavot ką? Nu, taigi plaudom, vaikelį, jiegi nešunta. Jei dažyti siūlai, tai jie, būdavo pilagų druskos, pilako, tai kad, supranti, kad nešut siūlai. Nu, kad jau visų, argi tu atsimysė viską, vaikelį, būdavo dažau, taigi tava ir va metmenys dažytos, ir asnava, ir ataudimas, taigi viskas dažyta, va. Tai čia kelis ros dažyti vėlai tas to paklauti. Nu ir nieko, va, ir dar nenušuto. O tai šis, kaip atekėjo, tai stovus iš kur gavot? Stovus paėmė Moša. Buvo tas stovus, bet jį paėmė. Tai mes kaiminką turėjau stovus irgi naujai padaryti, kas jai darė. Pasakysiu, kas darė. Darė tuos stovus net Pariečin. Net iš Pariečės parvežti, bet jis buvo Grybaulium gyveno tas žmogus, tai jis buvo jau labai geras maistras, matai atsimenė, kaip kalbų davėda. Ir jis padarė stovus, tai kaip kas Pariečėm klausyk čia buvo, mes motociklu būdavo važinėjom Pariečėm, va tai iš darželių, kur reikia jai, nuvažiuoja ir. O taigi, bet aplinkui nebuvo jokio meistro, kad stovus daryt, kad net iš vaikelė, jis labai jau buvo geras meistras, gal ir nebuvo, kad stovai, žinai, sudėtinga irgi reikia gėti padaryti, tai ti Pariečėm darė tuos stovus, Vladai, ti Pariečėm tas. Tokie buvo geri stovai, nauji, žinai, jau dar visur neįsivaržy, tai geri, tai mes pasiūrą audėm jau šitos takus, va, kur manau dar žemės. O daugiau jau aš čia niekur neaugiau darželių, aš tik tos takus įsiaugiau. Ant ko mesdavo asnavų? Tai irgi siena buvo, tai paslūžiai buvo siena, irgi didžiuliai pirketai ant sienos. Ypač jų apmetėm ant sienos. O tai kaip mesdavo daugiausia po vienos, ar jau daugiau moteriškių suveina krūvon ir viena kitai pamačina? Ne, nu tai vaikelį tina jau tadum tik tai katros. Mes jau susmisnom ir jį norėjau šitų takų ir aš norėjau. Nu tai sustarėm ir apmetėm ir siaudėm, jį kilojo lantų, aš audiau, bet jį jau nemoka šitų parinkti, supranti.
Tai aš buvau stovų, padariau raštelį, kabro iš tarybinės moteres radau, tų šitų raštų aš padariau. Nu ir va, įsiaut į tuos kraštus, tai iš galvos padarai jau. Nu, tai planelį, ką pasidarydavot jau pati, tai sėkta ant popierio, kokio Ant langeliais? popierio, tai kaip gyvai. Nu, ale kad į planų dziuziulio. Aritmetikos. O tai tuos jau sąsvinius aritmetikos pirkdavot parduotuvėje, kur ar irgi gali iš kokios pariečės parsiveždavot? Va, siūlus. Popierių planeliui. Popierių vaikelį tenai, tai aritmetikos sąsviniaugi padarydavau tenai. Aš šitas, tai aš plenų nedarau jokių tenai daržaliuose. Aš čia tik šitų įsiaudžiau takus daržaliuose. O jau vaikelį tai jau man tada nerūpėjo audimai, jau man rūpėjo miškai, va, po uogynus, žinau, kad uogauti rudenį vaikelį, kad bišaini, taigi po 16, po 18 dienų išuogaunam. Būdavo net krumpliai nuslupy būna. O gal atsimenat, jūs nuvaka buvo dar kažitose, ku mama audė? Mama audė tik keturnytės, va, keturnytus audavo, 8nytus ir drobės visokias kelnienius, bovelnas. Nu, vagigi buvo ir suknelais bovelnaus, ir župonaigi, viskas gi savo, vaikai, pirmagi viskas nebuvo ko pirkti. Kogi tu pirksi? Bet ir mama buvo gera audėja. Mokėjau ant prastų audimų. Ir stovaigi buvo, pas mus buvo stovai, ir audė šitos prastus drobės, kelnienius, maišus, viską audė, vaikelį viskas savo buvo. O daugiau dar buvo kokių audėjų tose kašėtose? Tai vaikelį, kožna savo tokius visokius dalykus, kožna audės. Kožnom pirkiau, matyt, gal buvo stovai, aš jau gerai tai garantuoti, jau kugi. Reikėjo ir apsirengti, ir pasklauti, ir rūdziniais paklotės buvogi. O tai rūdzinės jūs audėt ar jau ne? Ne, vaikelį, rūdzinių aš neaudėjau, rūdzinių ne. Irgi juostom darė buvo gražaus. Bet kapty jau aš nepasakysiu, dar gal vaikas visai, man tai dar nerūpėjo, kad būdavo gražaus labai. Juostom va tokiom išauda kelių, geltona, žalia ir raudona net išauda, ir vėlė auda, čia vėlė ne juodosas navota, rankokios auda, irgi audė, tokias audė, bet suprantate, tai prastas, ant dviejų pakojų. Nu, bet vis tiek būdavo gražus. Gražus, tu neklaus, kokie gražus buvo gyvūnai. Va perklojo, tai būdavo gyvėl ir ant žemės dargi išauda tokį kur paties, kur po stalo, kur išauda, kokį susivagė iš kelių dalių. Ir dar va, aš iš šitų, kur mano takai tai buvo iš pirmiausia, kam nebuvo, tai kilimas buvo mano padaryta tom pirkiom po stalo. Paskui aš išardžiau ir pasidariau takus. Vagiai tokias, ilgis. Tai buvo kilimas mano pirmiausia iš šitų. O kada pradėjo vis tiek? Būdavo ir daugiau visokių darbų ir prie kūkio ir visur. O kada jau eidavot link to audzimo, kada pradėdavot mest, pavyzdžiui? Vaikelį viską pradėdžiaus, kad pasidaro laukuose visi darbai. Nu, tai kada jau taip maždaug? Nu, kam nebūna nei miškuose, nei laukuose, nieko jau užgruodina. Jau tada prasideda metimai, rėtimai, audimai, Tai čia jau po visų šventų, kada ciktai? Tai kam gyvai? Aplink kalėdas? Jau po visų šventų. Ir tai darė, kas kur būna kokių darbų, taigi pirmai važiuoja miškuose, malkas daro, vėl tai eini kraulinį, tai eini šakas su kraulinį gražai, tai sudegini miškanka, nebūtų geini. Darbai gyvai, kai pirma darbas ir darai tai, kad būtų tvarka. Dar išpjovė šalai malkai, supranti, tų kelmų užkūrė ugnelį ir sudeginau, kad nebūtų žymu. Ta šaka sukraulinau gražai, kad nebūtų, kad miškas kaip krikštolas būtų. Ne taip, kaip darba suvertė, padarė jovalus, nei pravažiuot, nei pralyst. O neatsimenat, kokios tai senesnės moteriškės nieko nesakydavo, pavyzdžiui, jei pradeda austi, tai labai siūlai asnavos trukinėja, ar tai kas neina, ar neišsimina, ar kokių prietarų, ar tai nesmilkydavo stovų, tai kokiais zababonais. Nu tai ką vaikelį, dar audži šitas gyvūnus ir, sako, akių pabūj.
A tai sako, o takelais, sako, o tai pažiūrėjau ir va, sako, susklijuoja siūlą ir sako, nei šaudyklas nepraverė. Ir žinau, pas mus buvo viena tokia moteriškė. Buvo, žinau, dar būdavo jai jau karvė, ant karvės, dar daržaliuose buvo, tokia Malvin Kalpano. Mano karvė labai buvo viena gerų karvė, aš nusipirkau. Labai daug pieno davė ir tešmojos būdavo, kaip eina, tai kaip tik pareina namo. Ir Malvin Kalpano ganė karvės, tada ganė karvės. Ir pareina mano karvė, kad momentai, kad jį galvų kiloja. Nuvėjau melšt, kad jį neduoda man ant sienų. Ant sienų. Tai man šitas jos nubėgau, tokia moteriškė gudelai jį buvo. Sakau, teta, kas darys, o jį sako, jau labai žinojau, kas darys nuo akių pabojimų. Teta, sakau, šitokia mano karvelai, sakau, panė, va, ir žinau, pagedo mano karvė. Mhm. O tai padarė, pamatė? Taigi pažiūrėjau, pats žyvinau. Sakau, teta, kas darys? Kas man daryt, sakau, sako, nuveikti kokios, bet dar kokios žolalais buvo, sako, nuveikim Gaudiškės, į kur karvės gano, sako, tie ant krūmelių yra, įsakė, man ką vadinau, aš nuvėjau, pravda, radau, išveriau, pagirdėjau ir paskui sako, paimk šitų, tokį lopinį, kokį, sako, kokį vilnonį ar kokį, ir sako, uždek, tu gerai, ir sako, eik aplinkui. Ir man sakė, kokių maldelai kalbėt, bet dar jau aš, žinau, nepasakysiu, tai aš apie jau, ir tik mano toj karvelai po biskio atipotrinau, tik vienas penys jau sugedau, vienas penys, kur katram buvo daugiausia pieno, tai tas jau ir sugedau, su 3 peniais likau. O kaip su stovais, kur reikėdavo daryti, jei siūlai, kad... O ku vaikelė, išeini stovų ir eini, peržagnoja, eik, tu lici parė, tu velniai, nu jau išlojau jį jau, kad išeina, kad tu eini, kokį tu saisina ir... Bet tai jau ant to žmogaus išlojo jį, ne ant stovų. Nu dar tu ar aš jinai, nu ir paskui pabūnė ir vėl atsigauna. O tai didinės milkydavo kokiom žolėm, tipo asnavo, apacion ar ne, vaikeli, ne, tik tai sako, reikia mes daug darbas, palikt viskas, palikt ramybėm ir sako, geriau kokių maldelai sukalbėk, papoterauk ar tį išlojau jų, kad tu šitiem nesaka darytų, va šitokia tu, na kokia tu, kokia liciparis tu, kokia velnės, tu įveil kokia, o šitiep sako, šitiep pas mus sakė. O tai nebūdavo, kad nu jei jau, sakykime, sėdzi po lango ir agės, kad jau joje ateina, taigi neišvisi žmogaus iš namų, tai tai jau to audzimo kokiu paklodį neužmesdavo, nekavodavo, kad jau, kad neragėt. Nu tai vaikelė, kitraus, o kitraus gali nežinai, kad tiep gali būti. Va, sako, ta ir va, sulipo siūlai, sako, nu čia būna, nu. O pravda gali atsimenat, kas jums šitose šaudzyklas darė? O, tas pariečiam žmogus darė, šaudzyklas, tas, o vaikelį atsimenu, šaudzyklam, atsimenu dar, ir ratelius darė, dar aš iš pariečės net ratelį parsivežau. Nu, supranti, verpkys, virbalam gitrins, viskas be ratelio. Jau mūsų buvo vienas ratelis, tai žinai, jau labai senas, tai įsikabaldinis, tai pariečiam padarė, manau, jų ratelį ir aš parsivežau net iš pariečiais ratelį. Ir tas žmogus ir šaudyklas darė. Ir dar, kur ir seniau buvo užsilikusių, žinai, kur jau tų šaudyklių buvo, pas mane tų šaudyklių. Kad dar ir sava vis buvo, dar mėtys tų šaudyklės, alėda jau. Kur išmetė, kur sudeginau. O nycis pirkdavot ar patys darydavot? Taigi vaikelį, taigi patos, vagi, ant vienų pusį per rankį ir vis užnerė. Ir tai čia tas prastas nycis darydavot, ne su kilpelėm. Taigi per vidurį eina su kilpelėm, nu tai kapgi, paskui kitų pusį vėl, tu per tas pastatai ant lantausiau ir vėl už taus kabinė, vėl už taus kitos, darai tuos kapgiai vadinau, tai gal tu atsimeni, ką vadinau, kur nycis viena lasdelai viršumo, kita pacom. Nyca medžiai? O, va. A, ten šito ir suverdavo? Nu. Ir tada suriši dargi kraštus, kad jau lygiai laikytųsi, tada jau tu tam vidurim gyveri siūlų, tom kilpom, supranti, kur vienos pusės ir kitos. O neatsimenat, ar skietus pirkdavot ar darydavote? Vaikelis skietai buvo. Buvo? Skietai buvo. O tai gal buvo drąsiniai skietai.
Ir buvo šitai tokie, kad daro pas mus, ant pirkiaus buvo, tai dar jau išmėtėm, dar pas mus sava buvo, daržaliuose buvo dar skėtų. Buvo ir dracinis, ale jų išmėtėm, dar kur tik išmėtėm. O tai draciniai brangiai kainuodavo, neatsimenat? Jie rusiški gal, jie irgi būdavo, kur iš pariečiais gal parsiveždavo. Vaikeli, kažkur tai, kad jau žinai, visko neatsimeni, draciniai buvo. Ir buvo tie, va, tokių... Kai medziniai, tokie, kai nendriniai. Bet tai tokie, kaip lingavo, tokie, nepavaratni. Draciniai buvo geresni. O tai audė su draciniais labiau? Audė su draciniais. Aš va čia, kur tai čia visur su draciniais nebuvo, jau draciniai buvo. O tai jei dar, sakykime, jau nesakydavo, kad, pavyzdžiui, aplink Kalėdas jau tik kokis labai čiesas ir kad neseka užstovų, eis ir tijaus, bet jau kas pasidarė. Buvo, įkeli tokius čiesas, sako, reikia pertrauką padaryti. O tai kada čia taip jau buvo? Prieš Kalėdas, daugiausia prieš Kalėdas, kad buvo kokios tai šventės, kokie tai, žinai, seniau žmonės labai viskam tikėjogi, dar būdavo, tu atsisėstai ir nepersižagnau, tai turus kaktom šaukštas, te? Atsisėdai už stalo prieš valgį, turi persižagnaut, pavalgiai vėl persižagnaut. Arba vakare eidamas gulti, nepamėgyk, nesukalbėk pauterų. O tai už stovų, kad atsisėsdavot, neliepdavo jau tai persižagnot, kad jau gerai eitau dzimas, ar tik kokios maldelais umisnios sukalbėts, ar ko? Tai vaikeli, kad nesakysiu, kad jis sakė, nepasakysiu vaikeli, ko neatsimenu, tai neatsimenu. O jau iki kada reikėdavo baigti visi audzimai, kad jau mergai sarmatos nebūt? Tai vaikeli, audzimai aš tau pasakysiu. Audzimas, kol šaltai, kol šalta, kol viskas, kol nėra laukuose pavasarį nėra darbų. Tai to liaudam. O jau ir žinai, kad bus jau dar ką meci, atspėsi suaust. O jei ne, tai nuėmė vėlanų, viską susuk ir padedi, jei jau nespėjai, kad drūk lyga kokia, ar drūkas kur kokis, kokia trivoga. Tai jau, taigi tai susukė viską gražai vėlanų ir visą nycis gražai. Ale vis tiek, tai iš kada, asnavos kiek susmordnavoje? Tai nesusmordnavoje, kitų rudenį vaikelė. Tai niekas nesuki gražai, su nycis gražai pakojas atkabinėgi, tuos viską atkabinė, o nycis gražai skietų, vėl viską suvarai, in vėlanų viską. Ir susuk ir gražai padedi. Ale tai vis tiek, o tai kas dar tai tokio, jei iki pavasario nespėjai išsiausti viso, tai tas tačiai stovai ir stovi per vasarų pirkio. Taigi, ko stovus išardai? O tai kol jų neseka paliks per vasarą? Tai vaikeli, taigi visų kampų užima, taigi stovai bus, taigi iki durų stovai, tai kutų žmogus atais ar kas tai. Ne, jau stovus vaikeli, jau stovus likviduoja. Ne. O nespėsi, taigi jokios bėdos nėra, taigi viskas gražai suvarai viską, skietų viską, vėlanau viską ir padėti gražai ir sudėsi. O tai jau kitos tie audėjos ar jau tik kokios moteriškės nesijuokdavo, kad tai toj merga nespėjai išsiausti? Aš tai visada suspėjau, ale būnavau, tik apkalinaus, kuris sako, nespėjau, kas tai buvo kokia, kad tai nelaimėga. Vaikeli numirė duktė ir liko vaikai du mažukai. Ir jau tada, žinai, pergyvenimą žmonėm jau nedavo audzimai ir jau šitas, sako, jau išnešė audzimus, sako, nemėla jau tie audzimai. Tai jau tada jau nedo galvon visą, ką po šitokios bėdos. Aš jau susplanuoju, iš anksto, kiek bus, aš žinojau, kiek gyvūnų audžiu. Supranti, kiek per kelias dienas išaudu ir aš žinau, ir aš sustvarkau. O kiek daugiausia sienų mesdavot? Tai vaikeli, aš daugiausia mesdavau 8, 12, 6, daugiausia 12 sienų. Tai pas Marcinų buvo tokia didulai pirkia, tai tada kapstus jau daug audzimo, jau divonų aš visada jau tepausdavau. Tai reikia užsako, tai sesuos taras moža, paskui tiena iš randamonių tokia moteriškė, ji mokytojavo šitan randamonyse, paskui iš Puvočių Girinyko žmona ateina durino dievų gerą dievų. Tai paskui, kad dar čia kam iš Puvočių audžiau.
Kam jau, vienu žodžiu, Nu. planuoji, kiek tai bus, kiek tai, ir tada mečia jau tiek. O tai kiek iš tos vienos sienos tų divonų išeina? O kiek sienos ilgis ir kiek metrų, tai Martyno, ties nepasakysiu dar. Didžiulė siena, vaikelė, Dievaka, tas galas jau didžiulis jau. Aha. Martyno, tai jų per visų pirkių ajau. Tai nepasakysiu. Tai gal daugiau kaip divonas iš tos sienos Tai išeina? daugiau. Tai 2 divonai tos sienos. Tai tai siena gal Labai didžiuliai buvo tas galas, ir dar tas yra šitas. Dar to Martyno giminė buvo Rokas. Va, kur dar šitas meras Varėnos. Tai buvo jų giminė kokia tai, Martyno. Tai Otkašėta ir pavardė. Tai šaknis dar va šito Varėnos mero, mūsų mero. Jis tokis geras žmogus, ot fainas kur žmogus. Aš žinau, kurie ir gyveno. Visada jau mokyklomis Kašėtų per Margą žarį. Tai va, sako, savo Kašėta gyveno, tai sako, Kašėtų giminė dar, tai Martynuko giminė buvo. O tai tose Kašėtose, ką buvot, lapes tik jie ir turėjo, ar kožnom pirkiant tos lapės būdavo? Tai vaikeliai jos ir buvo, jų nerdė. Tai buvo tas galas, jei va, tik tą jo teikų padėlys, kokis tikas va. Ar pagrabas, ar kas jau tokiem švariem reikalavo. Tos lapės išstovėjo, va, per visų pirkių, jų nenuėmė. Va, žinai, nuėm kirindėk, tai paskui šikabaldisgi. O jau tijos ir buvo. Ale vis tiek dar pasakykit, pavyzdžiui, seniaugi buvo tos jau ir audėjos, tai ir geresnės, ir prastesnės. O tai kur reikia daryti, kad jau tavi kaiman laikyt labai geru audėju. Kad sakyt, o jau šitoj tai audėja, jau. Tai vaikeli, aš tau pasakysiu, kad šitos, tai kad jį parinktų niekas ir neaudė. Čia Kalinausko tos audė, tos, kur tai govė raštelių, tu kur kur pirštai. Tu žinai, kur aš tau rodžiau, bet jaus neapsimoka, jaus labai daug darbo pasies, tai kirštai krapšyk, kožnų vienų lapų gėlukį, kožnų, tai reikia pirštais visur, tai neapsimoka jaus tausiavaus. Tai jos, kur jos tygovė, tų raštelį, tyrožiai kokia, kur aš nepasakysiu. Ir aš nuvėjau, ir jau jos nepatenkytos. Bet aš pažiūrėjau, tai čia man šitas jūs audimas, tai nieko nereiškia. Tai aš parėjau namo, pasidariau plenelį per naują, ir dar navė 2 rūšų, tai na vieną galiau tik, kur nežinau, kur jau į tai. Ir aš tada įsiaudėjau 2 divonų, vadinau skaitytinės.